Labas rytas. Labas rytas, standartiškai su pirmadieniu. Truputėlį ne taip standartiškai, 9 valandą, bet man, žinok, tos 9 tai net visai patogiai. Aš ir pasivaikščiot spėjau, ir aplankyti kaimynus, viską spėjau padaryti. Nu, matai, koks produktyvus rytas. Tai gal reikia persvarstyti, žinai, jeigu į ofisą nevažiuojam, tai gal visai ir galimybė, tik tai aš ne visada galiu nevažiuoti tą ofisą, tai žinai, pastumdyti reikėtų. Bet šiaip tą 9 valandą galbūt ir gerai, pasižiūrėsim, kiek mūsų klausytojom tai yra patogu, ar ne, nes kad mums patogu, tai žinai, kita istorija, kaip daugumai iš tikrųjų. Tai va, tai kaip klausyk tavo rytas, be pasivaikščiojimų, be visko kitko? Mano rytas, žinai, kaip pirmadienio rytas iš po savaitgalio visada būna jėgų daug, nes būnu pailsėjus, atsikeli, nuotaika gera. Ir pirmin, ir žinau, kad 8 valandą jungtis, tai niekur nereikėjo skubėti ir lėkti ir prašyti vaikučių, prašau, man 8 jungtis. Tai va, tai padarė. Aš tai va dabar kaip tik bendrinu mūsų įrašą mūsų grupiai. Aha. Tai pratęsiu tik tai tą pokalbį, kad pas esą nubėgau ir su visais dar kaimynų šunim susitikau, pasišnekėjau, iš manęs esu jau, sako, tu jau, sako, darais kaip mama, sako, tu gėlėm šneki, su šunim šneki. Visai, žinai, vapsvas gelbėjai. Ne, vapsvas kamanė, taigi išgelbėjau, matei pas mane per maidėjai, kaip išgelbėjau kamanę. Su šalimo nepastebėjau. Ne, žinok, dėja. Dėja nepastebėjau, dėja praleidau, tai pasitaisysiu, žinai, bet. Gelbėjau, žinok, kamanę ir dabar, va, irgi čia šeštadienį, kada skalbinį išliauščiau lauke ir jo gailė, mano dukra vyriausia atėjo, žinai, ir kamanė skraido aplink, sakau, jau mamytė, sakau, čia ta pati, kurią išgelbėjau. Juokas, jo, mamytė, ta pati. Jinai etiketę užskabino, ne, ar kažkaip pasižymėjo, kad atskirtum ateičiai, ne? Labas rytas, Ramunytė, ir tau. Labas rytas, labas. Nu tai ką? Mes turim tokią rimtą temą, ne? Jo, turim tokią rimtą temą, kur aš taip biškį atvirai pasidalinsiu, nes aš mėgstu dalintis ir kaip juokiasi iš manęs, sako, ar kas nors, ko nors apie tave nežino. Labas rytas, Živilė. Tai va, tai priežastis, kodėl ar ne aš prašiau pastumti mūsų laivą valandą, tai mes šiandieną važiavom su Liepa pas dantistą. Ką reiškia 5-mečiai pas dantistą, ar ne? Tai mano mergina yra hiperjautri. Ir apie dantų taisymą tokį rimtesnį, be sedacijos kažkokios, tai, kalbos nėra. Tai reiškia, ką su sedacija? Čia ne ta, kur užmigdo. Tai yra tiesiog, kur išgeria to rožinio skysčio ir vaikas pasidaro kaip girtas. Bet taip literaliai girtas, ne? Tai, žinot, vat, mano rytas, 7 ryto, va taip ir prasidėjo, žinai, su girtu vaiku. Žodžiu, nuvažiavome į tą polikliniką ir... žinokit, va taip pasidalinsiu. Šiandieną buvo 2 tokie momentai, kur aš save pagalvojau, blemba, kaip mes gerai gyvenam ir kokie mes turim būti dėkingi už tai, ką mes turim. Tai čia toks pirmadienio ryto pamokslas, ne pamokslas, vadinkim kaip norim ar ne, priminimas galbūt tiesiog. Nes, žodžiu, kas vyko, tai kol taisė tos dantis Liepai, tai jinai ten žviegė, rėkė, kaip pasikūkčiam, o tu guli ir laikai tą vaiką apskabinus, nes ant tavęs tas vaikas guli, jinai dar, ten neišguli to kėdėj. Žodžiu, tai aš prisiminiau tuos laikus, kai man pačiai tos dantis gręžė, taisė, ten lupo ir ko tik nedarė tais laikais ir tikrai nebuvo jokių sedacijų ir tų pačių šaldymų tokių irgi net nebūdavo. Ir aš pagalvoju, jeigu mes būtume turėję tas sąlygas, kurias dabar turi mūsų vaikai, už ką aš technologijom ir medicinai esu be galo dėkinga, tai turbūt neturėtume pusę mūsų, daugiau negu pusės tų problemų su dantim, kurias turim šiandien. Tam tarp ir aš, pavyzdžiui, ne? Ir nebūtų psichologinių traumų, kas antram, o Dieve, pas dantistą neisiu, tol, kol ten dantis ne kažką, tol neisiu, nesirodysiu, nes, o Dieve, žinokit, tai paguosiu, kas turi tą baimę, žinokit, technologijos juda į priekį, yra nuskausminimas, dantistai yra daug šiuolaikiškesni,
daug lankstesni, nes tikrai aš atsimenu tokią bubutę sovietinę, kur ten vieną technologiją žinojo ir vat, su jie ir varė, nesvarbu, tau tinka, netinka ir ten, žodžiu, ir dar velnių atrašydavo už tai, kad tu ten skundėsi, ne? Kad, žodžiu, nu pas mus tai buvo realiai kaime, kai atvažiuodavo to dantystį ir to visi dar tada į eilę sulyzdavo. Tai nežinau, kas būtų buvo, kas iš tikrųjų buvo geriau pasiei dantų tvarkytis, ar tiesiog iš vis nesitvarkytų dantų, žinai. Nu, bet šitoks. Buvo, kai buvo, laiko neatsuksim, tai va, tai pirma pamoka tokia yra, kad esu be galo dėkinga technologijų, medicinai ir galimybėm, kad mūsų vaikams nereikia per tą patį eiti ir kad yra kažkokie palengvinimai su savom kainom, aišku, su savom emocijom, bet yra vis tiek lengviau, yra kitaip. Nu tai va, tai čia pirma dalis. Antra dalis, tai žinokit, kas yra sedacija. Nu tai nežinau, mamos, kurios kada vežėt vaikus, tai kai išgeria to skysčio, tai vaikas tikrai pasidaro kaip girtas, šneka, tai bla, kažką ten ir nesuprasi, kojytės, rankytės pasidaro tokios dešrytės, nieko, makaluojasi, akis irgi tokio žiūri kažkur, kažkaip ten kažką, nu kaip ir gaudos, tą galvą irgi va taip laiko, nedalaiko. Nu ir žodžiu, nu tai vienas momentas būtų šiaip juokinga, bet tuo pačiu metu yra baisu, nes tu matai savo vaiką visiškai neadekvatų, visiškai ne šitam pasaulyje, visiškai tokį išblerusį, nežinau kaip čia vardinta, ne? Ir žinot, vat man reikėjo ją, nu, vat iš kėdės paimti, parnešti iki mašinos, ten striukė apvilkti, susidėlioti, to lifto sulaukti ir visa kita. Ir turint omeny, kad pas mane mergina jau yra nemaža, tai sveria virš 22 kg, tai pasportavau gerai. Bet atmetus tą dalį, žinokit, nu, kaip yra baisu tokį, nu, ta prasme, man nuoširdžiai tai ir širdį spaudė ją tokia žiūrint, o jinai dar tokia važiuojam toj mašinai, tokia, mama, tu pavargai? Žodžiu, sakau, pavargau, mažutė, pavargau. Kitą kartą sakau, su tėčiu galėsi važiuoti, norėsi. Aha, sako, nes tau sunku mane nešti maždaug. Nu, tai vat netgi tą momente yra ta emocija, kai vaikas tavim rūpinasi, ar ne? Net visą šitą važiuojam ir sako, mama, aš tave myliu. Žodžiu. Ir taip irgi tą širdį suspaudžia, nes, nu, yra iš tikrųjų baisus tą savo vaiką tokį matyti. Ir kas dar baisiau buvo man suvokti, nu, ne tai, kad suvokti, tai turbūt tiesiog yra priminimas, ar ne, kad man tai yra vienas iš tokių iššūkių ir viena tokia diena mūsų gyvenime, ar ne, kuri papuolė Liepoje apskritai pirmą kartą. O kažkieno gyvenime tai yra kasdienybė. Ta prasme, kasdienybė, kuri vat, nu, tiems tėvams, kurie turi tuos vaikus su visokiom rimtom ligom, su visokiom rimtom problemom, su visokiais gyvenimais savam pasaulyje, tie patys vaikučiai autistai, kurie yra, nu, pilnai tokie autistai, ar ne, kurie gyvena savo pasaulyje ir tu ten nei susitarsi, nei pasišnekėsi normaliai, nei nieko. Tai čia toks, žinokit, man šiandien buvo labai puikus prisiminimas, kaip reikia džiaugtis ir būti dėkingiem už tai, ką mes šiandieną turim, nes tai nėra savaime suprantama. Tai yra tiesiog laimė būti sveikiem ir kad ir kiek mes bebūtume pavargę ir kiek tos slogos bebūtų atsibodusios, ten gerklės, visokie tokie paviršiniai dalykai, tai žinokit, yra tokia smulkmena. Lyginant su tuo, kaip kažkas kitas kiekvieną dieną gyvena, tai, žodžiu, čia toks, žinokit, man šiandien rytinis atradimas ir emocijų tikrai toks, nu, nes buvo jautru, tikrai jautru ir tą vaiką žiūrėti, ir prisiminti, ir įsivaizduoti, ir aš ten stoviu prie to lifto, tas vaikas taip linguoja, ta prasme, tu vaiką apsikabink mane, nes nuslysta, sunku išlaikyti, ir žiūri mane ten žmonės aplinkiniai tokiom akim, kur nelabai supranta, kas čia atsitiko, ar ne, neįsiu aš dabar visiems pasakot, kad čia sedacija buvo, ar ne, ir irgi matau su tokiu gailesčiu, žiūriu su tokiu siaubu, netgi kai kurie žiūri, nu, ta prasme, tokie, vat, tai žinokit, pasidžiaugim, padėkokim šiandieną, tiek už savo sveikatą, tiek už tai, kad esam šitam pasaulyje, tiek už tai, kad mūsų vaikai yra sveiki, tiek, kiek jie gali būti sveiki, ir kad tos mažos problemos, kurios užpuola mus karts nuo karto, yra menknikis visame šitam kontekste. Nu, čia toks, žinai. Rytui moralas priminimas, žinai.
Toksai ne tai, kad, žinai, moralas, bet tiesiog jo, nežinau, gal kažkam atsiveria akis, o kažkam tai ne. Labai labas Renata. Renata, va, irgi Labas yra rytas. iš Airijos ir tai yra moteris, kuri yra, kaip pasakyti, fantastiškai stipri ir tikrai, va, kai tu šneki ir iš karto pamačiau ten jo širdutes, nežinau, tai kažkaip iš karto surezonavo, nes aš žinau jos istoriją ir kiek jie yra su vyru praėję ir kaip jie yra pasistengę ir kokie jie yra stiprus. Tai tiesiog, žinai, aišku, aš nesidalinu, bet tik tai noriu pasidalinti, kad va, ši moteris, kuri padėjo širdutes ir, žinok, labai daug praėjus ir yra, fantastiškai stipri, visada su šypsena, visada su džiaugsmu, visas ta prasme, sunkumus įveikia ir taip toliau. Užtat mano draugė. Tai žinoma. Tai žinoma, tikrai žinoma. Kažkaip, aš esu ne vieną kartą, bet kai pradeda žmonės dėjuoti, kaip jie blogai gyvena ir taip toliau, tai tiesiog neapsikenčiu to, žinai, dėjavimo ir taip toliau, tai paklausiu, kas yra? Vaikai tavo serga? Tu sergi? Kas yra blogai? Negali paeiti, negali pajudėti, kas tau yra? Ne, tai čia viskas gerai, čia, žinai, taip natūraliai, čia viskas taip turi būti. Ir iš tiesų, vat, kai tu, tarkim, viskas gerai, sveikas, esi, net nesusiduri, ar ne, bet kai, man irgi yra tekę pabūti ir Kauno klinikose, ir reanimacijų Klaipėdoj su vaikais, žinai, tai tada tu pamatai, ta prasme, kokia tu esi laiminga, kad tu, žinai, tai retkarčiai su tuo susiduri ir kad tu iš to išvažiuoji ir kad viskas baigėsi gerai. Ir kas man, pavyzdžiui, kaip mamai dar yra, taip emociškai, nežinau, bet man yra labai sunku, nes aš niekada nenoriu vaikų gąsdinti, tarkim, verkdama šalia jų, ar ne, jeigu jiems yra blogai ir verkiu šalia jų. Nes tikrai buvo situacijų, kur tu, laikais, bet negaliu parodyti ir sakyti, viskas gerai, zaikuti, važiuojam pas daktarų, dabar ten, nuvažiuosim dabar ten, ir kas, kad tie laidukai tau priimti, čia taip turi būti, žinai, o išėjus į kalidorių, tai atrodo, gali išsiklykti, nes atsimenu tokia situacija irgi yra, kad atvažiavo mano Klaipėdoj buvo vaikas reanimacijų ir aš paskui jau išeinu, ten, nežinau, 7 valandas su juo buvau, išeinu, atsisėdu į tą mašiną, sakau, dabar tu man nieko nepavyks, sakau, leis man išsiklykti. Nes aš prie jo tai negaliu, o kai išeini, vis tiek tos emocijos verda, žinai, tau reikės kažkur. Tai iš tikrųjų, tie tokie momentai tikrai leidžia suprasti žmonėms, kokie mes esame laimingi. Ir mes žadėjom šiandien kalbėti apie patirtis, ar ne? Kad ką mes patirim, ir einam į priekį. Taip. Tai žinot, kaip pasakyti, grūdina mus tikrai tokia. Tokios, žinai, tikros mamos, nuostabios, stiprios. Tai tikrai taip, ir aš kaip pasižiūriu, žinai, kiek tos mamos praeina ir kiek visko praeina ir kiek yra tų vidinių dalykų ir žinok, jau keliaujant ne tiek apie tas patirtis, ar ne, kiek pasižiūrėjimą į save iš šono, ar ne. Ir keliaukim prie antros temos, kuriągi šiandieną turėjom, tai artėja mamos diena, tai visai jau netrukus, ar ne, tai visai yra gerai pasidalinti tam tikrais dalykais, nes mes visos esam mamos, didžioji dauguma, kurios čia prisijungia, ar ne, visų istorijų nežinau. Ir kas matys ir kas planuoja būti mamom kažkada ar ne, kas galbūt anūkų jau turi ir gali pasižiūrėti, kas vyko ir iš šono tie dalykai, tai žinokit, kaip čia pasakyti, mamos darbas, visi mes žinom, kad yra pats sunkiausias ir blogiausiai apmokamas pasaulyje turbūt. Ir dažnai neapmokamas. Universiteto, kur reikia išmokti, kaip reikia būti mama, nėra, ne tokio. Ta prasme, kad tu įstojai, užbaigiai ir tu žinai, kaip reikia būti mama. Čia, žinok, gali perskaityti milijoną knygų, peržiūrėti milijoną video, prašnekėti su milijonu mamų ir vis tiek, tol, kol tu pati per tą nepraeisi, tol tu ir nežinosi, ką tai reiškia, nes kiekvienos patirtis yra kitokia ir kas vienai atrodo, wow, čia žinai, kitai, kas čia tokio? Tai va, čia vėl priklauso nuo požiūrio. Tai grįžtant prie to, taigi mes su Rasa jau dalinomės praeitą savaitę, ar ne, ar po truputėlį garsinam, kad susitinkam pas Rasą. Gyvai, Jėzau, kaip noriu gyvo kontakto, kiek čia online galim. Banerį parašiau, va. Atėjo mano girta mergina, ateis pas mane. Girta mergina atskliaužė. Labas, Liepa.
Labas. Tai va. Jau biški geriau, jau biški paeina pati, taip, jau biški ir dantukas atšilo. Taip, Nu. taip, biškutį. Aha, gerai, mažutė. Aha, matau, yra dantukas, viskas gerai. Tu čia biški atsiremk, pagulėk, mama biški pašnekės. Tai va, tai žodžiu, tai va nerisai. Dar mažutė negalima valgyti, dar truputėlį palauk. Gerai, mama baig šnekėti, tada eisim paieškoti. Gerai? Žaksukas tu mano. Gerai? Dar biškutį palauk. Iššūkiai. Taip. Taip, tai žodžiu, ką aš norėjau pasakyti. O kur tu eisi dabar? Niekur tu prašau neik. Atsisėsk, čia pasidažyk, gerai? Čia pasidažyk, va, dažai TND patinka, va, matai, reklamą dar padarysim. Žodžiu, ir va, šaunuolė, matai. Tai va, tai ką aš turėjau pasakyti, kol mintis visiškai nepabėgo. Pagėgiuose, gyvai. Taip, mes susitinkam Pagėgiuose, gyvai. Ir tos tie, kurie galbūt žiūrėjo mano tą webinarą, aš nežinau, kaip čia pavadinti tą susitikimą ar ne, kur aš kalbėjau apie, kaip čia pasakyti, kitokį pasižiūrėjimą į žmogų iš šonų. Kodėl dalykai vyksta taip, kaip jie vyksta, kodėl mes esam tokie, kokie esam ar ne. Ir va tas pats pas mane Instagram'e dabar jau yra postas, tai aš pasidalinsiu per storius irgi tas. Ar žinojot, kad mūsų gebėjimas gyventi savarankiškai ir būti su stipriu stuburu, ką reiškia, kad mes gebam išgyventi be nuolatinės aplinkinio pagalbos. Tai nereiškia, kad, ta prasme, aš gyvenu vienas ir man nieko nereikia ir niekas man nerūpi. Bet aš turiu omeny, kad mes nesam priklausomi maksimaliai nuo kitų, va ta savybė. Ar mes esam, ar mes nesam priklausomi, jinai jau atsiranda ir išsivysto realiai pirmais gyvenimo metais. Tai yra iki 10 gyvenimo mėnesių va, ir susiformuoja tas dalykas. Ir kas iš tikrųjų yra labai įdomu, gali čia lipti, gerai? Ir kas yra labai įdomu. Ir tai, kaip, ta prasme, dauguma ten sako, ypač senais metodais, kai buvo sakoma, žodžiu, oi, išlepinsi čia vaiką, oi, čia, čia kažką nedaryk, to nedaryk, čia paskui pati ramybės neturėsi, bus rankinukas ir panašiai. Bet realiai tai nėra apie išlepinimą arba neišlepinimą, tai yra apie saugumo suteikimą vaikui. Tai skirtinga mama, skirtingas vaikas, skirtingas kiekis, kiek tam vaikui reikia tos mamos ar ne, ir tos pagalbos. Tai va, tai netgi tie momentai tokie atrodytų, kas čia tokio, ar ne? Jeigu jie buvo kažkiek traumuojantis, traumuojantis, tai nebūtinai turėjo vykti kažkas drastiško, bet tiesiog nepakankamai to, kiek reikėjo, ar ne? Arba tiesiog kažkaip staigiai tas dėmesys nutrūko. Pavyzdžiui, mama paliko vaiką, kaip paliko, čia labai baisiai skamba, bet, tiesiog gyvenimas susiklosti taip, kad reikėjo eiti anksti dirbti. Ir, ir ką, ir teko išeiti darbus ir vaiką palikti su močiute, arba su aukle, arba su kažkuo tai, ar ne. Ir va tada vaikui gali atsirasti trauma, vaikas gali užaugti. Arba visiškai priklausomas nuo kito žmogaus, tai yra, kad negebėti netgi priimti bazinių gyvenimo sprendimų, nepasitarus su 3 kitais žmonėm, arba tiesiog nepasitarus su tuo artimiausiu žmogum, kas dažniausiai būna vyras ar ne, arba galbūt šeimos narys kažkuris. Ir iki to, kad aš gyvenu ir man nieko nereikia. Tai prasme, visi eikit, aš pati ir savo faina, tai prasme, aš susitvarkysiu, aš viską galiu pati. Tai va tokie atrodo momentai ir galbūt aš čia dabar suriškinu spalvas, ir aš tikrai nesu psichoterapeutė, bet man labai yra įdomios tos teorijos, ar ne, ir aš dalinausi vieną iš tų teorijų, kodėl taip yra. Jį gali tikrai rasti mūsų grupiai, įrašas vis dar yra pasižiūrėti, kam įdomu, kam užveda, bet kodėl aš visą šitą istoriją ir pasakoju? Dėl to, kad mes pas Rasą pažiūrėsim truputėlį detaliau į šitą momentą ir mes tada eisim prie to, kai žmonės užauga, į kur jie nukrypsta arba kur mes užaugę, kaip žmonės pastringam, kokiose savybėse ir kokį charakterį mes užsivelkam, kad išgyventume šitam pasaulyje. Ir tai nėra, kad aš tokia esu. Aš tiesiog tokia esu. Aš lengvai pasiunčiu visus ten ant 3 raidžių, man neįdomi kažkieno nuomonė, arba aš mirštu, kaip man reikia kitų palaikymų ir pripažinimų, nes savo neturiu, ar ne? Tai, žodžiu, mes ir apie tai kalbėsim ir kodėl tai yra faina ir tai yra gera, dėl to, kai mes pradedam žiūrėti tuos dalykus tokiu kampu. Pirma, mes kaip mamos matom, ką mes darom savo vaikams. Antra, mes kaip žmonės suprantam, kodėl mes elgiamės taip arba kitaip.
žodžiu, ir trečia, mes pradedam suprasti, kodėl mūsų aplinkiniai elgiasi taip arba kitaip. Nes tikrai turbūt Rasa ir tau yra 100 kartų, turbūt jeigu nedaugiau, girdėta standartinė frazė, oi, čia mano vyras, čia šioks, toks ir anoks, čia jisai taip gyvena, jisai taip nedaro, kaip aš noriu ir, ir jisai vapščia čia nesupranta kažko. Palauk, kas tau pasakė, kad tas vyras turi būtinai daryti taip, kaip tu nori, ne? Kaip tu tai komunikuoji? Kiek tas vyras to resurso turi, ar ne? Kiek tu pati iššoki, arba mes pačios iššokom, aš pasidarysiu pati, tu nepadarai iš pirmo karto, tai aš tau parodysiu, pasidarysiu pati, ne? Kur ten lentyna jau įkalta vinis ir mes juokėmės čia per mokymus irgi kažkada šnekėjom. Žodžiu, sako, kažkur girdėta situacija, nes ten kaip tik grupiai buvo vyras ir žmona. Ir labai gera jo žiūrėti buvo, nes iš tikrųjų nerealu yra matyti, kaip pora gali abu ateiti į tokius gilius asmenybės krapštimo mokymus ir dalintis tą patirtimą atvirai. Ir žinok, tai buvo labai faina, kai žinai, tas palyginimas toks, ai, tu neįkalėvinės man čia dabar, čia, žinai, taip staigiai. Tai gerai, žiūrėk, aš pati įsikalsiu. Ir juokia, sako, aš pasakiau, kad padarysiu, o jinai tai negali išlaukti iki tol, kol aš padarysiu. Tai jinai šna jau kitą rytą, 7 ryto, jau žinai, kalą kaimynams į sieną, nes jai reik tos vinies dabar, žinai. Tai va, tai kodėl taip yra, kodėl mes neturim kantrybės, kodėl mes sakom, kad jis turi vienaip arba kitaip elgtis, ar ne? Mūsų vertybės, ar esam susikalibravę su kito vertybėm. Aš dabar vėl plečiuosi, užsisuku ir panašiai, nes tai yra tema neišsemiama, bet kai pradedi žiūrėti šono ir kai užduodi pagrindinį klausimą, o kas tau sakė, kad kažkas tau kažką privalo? Man tas yra įdomus klausimas, ne? Nes, kaip mes patys save pateikėm, kaip mes paprašom, ar mes įsakom, ne? Ar mes išbambam, ar mes iškaltinam. Tai va, tai daug tų tokių momentų yra, kur pasižiūrėti tikrai yra į ką ir pašnekėti yra gerokai lengviau, nes dabar jis čia gal, žinai, kažkuri gal sėdi ir galvo, tai va, Reda tai jau čia susitvarkęs tą savo gyvenimą, taip, vaikai auga kaip reikia, žinai, santykiai su vyru tokie, žinai, nevėlį, nes pašnekėti yra viena, suvokti, kaip tai vyksta yra kita, bet tai padaryti savo gyvenime yra be galo didelis ir sunkus darbas. Ir tai užtrunka ne savaitėm, žinokit. Tai užtrunka mėnesiais, tai užtrunka metais, tai užtrunka tikrai daug laiko ir turi atsakyti savo klausimus, dėl ko, ką tu darai ir vardan ko tu tai darai, ne? Tai va, tai čia toks kvietimas, nes mokymas bus geras. Aha, ir tau, bet, pavyzdžiui, labai, tu prasme, 100% pritariu, nes, nežinau, bet labai dažnai iš aplinkinių mes irgi iš draugų, iš pažįstamų, iš giminaičių, ten daug labai kartą esam sulaukę, ten, tokio pasakymo, kad, pas jūs tai su Tomu ten viskas įdėlų, kaip jūs taip, žinai, tau gerai, tu gavai ten labai gerą vyrą, žinai, arba Tomui, tavo žmona labai gera, žinai, ir kitą kartą jau taip, žinai, neištveri ir sakau, jūs, bent įsivaizduojat, kiek reikia įdėti pastangų, kad santykiai būtų geri. Taip nėra. Pavyzdžiui, aš kaip prisimenu save, aš buvau pati mažiausia. Aš buvau vertinama, aš buvau visų mylima, man buvo visas dėmesys, nes mano sesės vyresnės, mano tėvai tikrai vyresnė. Ir iš visų pusės ir pusbrolių beveik buvau jau prie tų jaunesnių. Ir supranti, ir ateina dabar kažkoks žmogus su manim gyventi, kuris irgi turi savo nuomonę, kuriam aš negaliu pasakyti, kad dabar eik ten ir ten, nes aš noriu to ir to. Iš pradžių biškiuką tai buvo, paskui, kai susitokėm, kitas jau pasikeitė, žinai, jis irgi pradėjo sakyti, bet aš noriu to ir to, žinai. Ir aišku, tada būdavo ir nekalbadienį, ir būtų, tai manęs neklauso, tai manęs negalvoja. Ir žinai, tas... Bet, blembačkai, žinai, savim nesai, tą pajutau, nes, nežinau, dar jaučiu net tauro neturėjau, gal gailiai kokie 2 metukai buvo, ar kiek, irgi tas toksai buvo, kad dabar tai jau nešnekėsiu savaitę. Ir paskui, žinai, taip verdu ten tą sriubą, kažką makaluoju ir, žinai, galvoju, pyktis verda, čia viską, žinai, galvoju, bet tai kam nuo to geriau? Aš blogai jaučiuosi. Aš pamatau jį per langais, ten vaikšto kieme, man nervas, įmuglu, tai tik čia atsiprašyk, o tu čia netini, žinai, taip toliau. Ir paskui, kad aš kažkokią tai nesąmonę iškėliau, kad tas žmogus, jisai visiškai prie to neprisidėjo ir jisai mane paliko išpykti vieną,
Jisai, ta prasme, kad tas ginčas nesiplėstų, žinai, kažkokias ten, nežinau, beribės audras. Ir tai galvoju, tai Rasa, eik. Jeigu tu esi tokia drąsi ir protinga, eik ir atsiprašyk jo. Ir aš, žinai, taip, einu. Ir žinok, Reda, va tą kartą, kai aš sugebėjau nueiti ir atsiprašyti už savo nesąmonę iškeltą, žinok, aš taip gerai jaučiausi. Man tiek visko nukrito. Aš ten atsimenu, aš nuėjau į tą garažą, atsiprašiau, jis ten pradėjo juoktis iš manęs. Eik, tu sakai, aš nesureikšminau. Nu, tai tau būna taip, kad tau, žinai, ten tada nuotaika pasikeičia, žinai. Ir aš pradėjau bučiuoti ir viską, žinai, Jėzu, kaip tau ačiū, kaip tu darai. Ir va, žinok, tas buvo toks kertinis momentas, kad aš žymiai geriau jaučiausi. Ir aš tada pradėjau analizuoti, ką aš geriau jaučiausi. Ar kai aš atsiprašiau ir viskas pasitaisė, ir aš galėjau tada su laime virti tą sriubą ir kaip ant sparnų būti, ar tada, kai aš, kada tu čia teisi, ten, žinai, vaikšta po kiemą. Ir va, nuo to momento kažkaip tas pradėjo ateiti, kad mes turim derintis. Nėra vien aš. Jisai turi norų, aš turiu norų ir mes turim derintis. Ir sakau, aišku, visą tai visokie mokymai, susitikimai su žmonėm, ta pati patirtis, išgyvenimai, ne, visos patirtis, kas ateina pas mus, nu, jos duoda irgi kažkokių tai ten pliusų, ar ne? Ir irgi daugiai ten parašė, žinai, sako, atvažiuokit į svečius, nevažiuosiu, o, žinai, tipo, darbų daug turi. Ne, sakau, su Tomu susipykau, biškį dabar nešnekam. Tu, sako, su Tomu susipikai? Sakau, nesakau, visko būna. Na, bet ta prasme, dabar jau tas susipykimas yra visai kitoks. Nu, būna, nu, ten supyksti kažkas, tai, nu, ne taip, ar ne? Bet, nu, tai ne paskui pasišneki ir viskas, nu, viskas tvarkoj. Bet sakau, va, kiek reikia įdėti darbo, kaip reikia dirbti su savimi. Bet ir tą, ar ne, vinies neįkalimą. Taip, prieš kokius 10 metų būčiau pati kalus, keitus, darius, draskius. O dabar, žinok, aš irgi vienos mano buvusios mama labai apie meilę pačiai šneka. Ir jinai sako, vieną kartą mane pamoko, sako, tu Rasa labai pavargus. Sako, tu turi gerą vyrą, kuris tave myli. Sako, leisk jam tave mylėti ir atlikti ne tik savo darbus, bet ir tavo darbus. Nu, nesidraskyk. Ir galvoju, rimtai, o kas čia apvirsi, jeigu aš ten kažko tai nepadarysiu, ne, nu, neįsuksiu ten pavarštą, ne, kad tada, kada aš noriu. Įsuks tada, kada jam pasirodys tam laikas ir taip toliau. Tai, žinok, irgi pradėjau leisti save mylėti, nebeskubėti, nesidraskyti, nekeisti razečių, nekeisti lempučių, o tiesiog pasakyti, reikia pakeisti. Ir kai pakeisti, tada viskas tvarkoj. O žinia, ką matom, pas mus irgi liustra yra dabar be stiklo. Ir nu ir kas? Kai aš sakau Tomukai, kada, sakau, mes tą liustrą pasikeisim? Pasikeisim. Reiškia, mes ją pasikeisim. Nesvarbu, kad po metų, po pusantrų, bet mes ją pasikeisim. Mes reikia. Nes, nu, man, pavyzdžiui, yra taip lengviau gyventi. Aš atradau savo tą ritmą, ramiai, nestresuoti, nuleisti, viskas bus padaryta. O koks skirtums kada? Nu, bus. Bus. Taip, žinai, jeigu jau man ten įtų, ten kažkas neperlipti, tai jau. O dabar man netrukdo. Tai viskas gerai. Tai taip jau biškai čia ravau, Tomai, nepyk. Tai viską tu čia gerai pasakei ir ačiū labai, kad pasidalinai, nes va čia ir yra tas grožis, suprantat, va čia tas yra santykių grožis, nes, nu, kad ir kiek nuvalkiota ir kartojama frazė bebūtų, viskas prasideda nuo mūsų. Nuo mūsų. Tik tai kiek mes sustojam, nu tiesiog sustojam ir pasižiūrim į save, į santykį su kažkuo iš šonų. Ir lygiai taip pat, kadangi aš pasikartosiu mamos dienai artėjant, ar ne, man šitą temą paskutiniu metu yra tikrai labai svarbi, kaip mes pasižiūrim į santykį su savo vaikais, nes mes juos auginam. Ir ta prasme, yra tikrai galimybių, kaip čia pasakyti, pasinaudotom žiniom, kurios yra, kad mes, nu, kuo lengviau užaugtume su tais vaikais ir tie vaikai užaugtų lengviau su mumis ir tai nebūtų, nes aš taip pasakiau. Tu žinai tas frazės. Kodėl? Nes aš taip pasakiau. Bet aš kartais tą sakau. Nes taip pasakiau, nes reikia.
Ne, nu, žinai, yra vienas dalykas, kai tu sakai, nes reikia dėl ko, nu, kaip pavyzdžiui, va, šiandien ar ne Liepa, nu, kodėl mes turim važiuoti, aš nenoriu, bus baisu, nu, bet Lieputė, nu, yra dalykų, kurių reikia tiesiog, nes tai yra sveikata, tai yra, žinai, higiena, kaip dantis valytis, kaip maudytis vakarė, kodėl, nenoriu, aš varėjau. Nu, ne, nu, vis tiek reikia, žodžiu. Nu, kodėl? Nes taip reikia. Viskas, taškas. Nu, ta prasme, yra ribos, viskam yra ribos. Bet ką aš noriu pasakyti, ir mes vat, jau kaip ir laiką iškapsėjome, bet dar toks pasidalinimas, aš savaitgalį pas draugę buvau ir mes taip gražiai pasišnekėjom ir žinai, tas momentas yra, kuo aš galėjau pasidžiaugti iš šono, kad vat, mūsų vaikai turi vaikystę. Nu, ta prasme, kad gal mes ir palepinam daugiau negu, žinai, didžioji visuomenė sakytų, nereikia tiek lepinti, nes nesusitvarkysi. Bet mano tikslas nėra nupiešti ribas vaikui, kuris sakytų, va čia jau viskas, riba ir aš negaliu eiti. Mano tikslas yra išugdyti sąmoningumą, kad tas vaikas pats prieės ribą suprastų, ne, nu jau gal čia jau viskas, žinai. Ir tai kainuoja be galo, ypač vat su Liepa, nu be galo, nes yra nesveikai emocionali, jinai yra empatiška, jos jautrumas yra, nu, žinai, aš esu jautri, bet ten dar padaugink iš 10 turbūt, dar plus, nu, žinai, bando ribas, dar tos visos 6 metų krizės ir visi kiti reikalai. Tai mes irgi juokėmės, nes ta draugė, nu, ta prasme, jinai yra vyro brolio žmona, nu, tai, ta prasme, pusseserės mūsų mergaitės. Nu, tai identiškos, tik mano dar paturbinta, žinai, jinai juokia, sako, nu, mūsų austėja jau yra tokia paturbinta, o tai jau tau sako, tai kvadratu, tokiam amžiui pas mus dar tokių reikalų nebūdavo. Nu, ateisi? Ne? Taip? Ne? Taip, ne? Dar su teta pašnekėsi, dar pamojuosi? Žodžiu, tai va. Tai žinai, tai bent jau tas yra dalykas, kad kainuoja daug, bet aš bent jau, žinai, pati suvokiu, kodėl aš tai darau ir vardan ko aš tai darau. Ir aišku, aš turiu ribas, kur aš jau matau, kad, nu jau ne, jau mano resurso nebepakanka, man jį reikia kažkaip atkraut, atgaminti, tada aš galėsiu vėl, žinai, leisti tą. Tai va, tai apie tai, žinokit, tie mokymai bus apie tai, kalbėsim apie tuos esminius, buitinius dalykus, labai kviesiu, labai prašysiu, kad pasidalintume savo pavyzdžiais, savo patirtimis, vat kaip Rasa šiandien labai gražiai pasidalino, nes iš tų patirčių mes pamatom, kad ne tik pas mane yra nesąmonių gyvenime, kad ne tik aš tobulai, nu, kur čia, tobulai gyvenu, ne, kad visi mes einam per tą patį, skirtumas yra tik tas, kiek mes leidžiam savo užsisukti tam negatyvę ir matyti tas tamsias juodas spalvas. Nori sumuštinę, gerai, va. Ir kiek mes einam tų sumuštinių valgyti, dar neprablaivėjusius iki galo, ne? Lieputė, aš tai pabaigsiu šnekėti, gerai, ir mes eisim, gerai? Viskas, jau mes su to baigėm. Tai va, tai labai kviečiu, žinokit, ir bus tikrai šilta, jauku, gera ir tikrai pasistengsim, kad diena nebūtų veltui ir išsineštume tikrai tokių pamastymų ir pasikrapštymų apie save ir teorijos. Faktas, kad ir teorijos, kuri yra psichologų grįsta ir psichoterapeutų grįsta ir ne tik tai mano išmislai ir mano filosofijos. Tai va. Jo, tai laukiam tikrai visų ir eik daryti vaikui sumuštinių, viskas jau. Einam daryti sumuštinių. Taip, Lieputė? Taip, viskas. Ate, visom gražios savaitės. Iki. Ate.